Nu ką, chebrytė, montuoju video, tvarkausi korteles, valausi visą informaciją. Šiandien realiai ruošiuosi tokiam jau, galvoju, rytoj gal dar neišplauksiu, bet vat poryt jau turėčiau išplaukti su valtim, susidėlioti visus daiktus ir žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Planuoju tilpti virš savaitės. Kokias 9 dienas galvoju, gal plauksiu. Būtų gerai savaitę. Nu, bet žiūrėsiu pagal situaciją. Tai va. Realiai va, nusipirkau 2 balinėlių. Powerbanką. 2 balinėlių turėsiu, bet šiaip. Klausimas, ar reikės nebent dėl šunų kažkur čia tektų miegoti. Gyvenviečių. Pabiškai kraustus daiktus, taip reiks susiplanuot, kad mažiau išsiminėt. Realiai ciklopą iš AIC pasiėmiau armijai ir civiliam. Tai realiai čia irgi iš armijai ir civiliam. Na ir ten tokia dujų tokia kaitiklį. Tai va čia komplektas. Žodžiu, bus nice. Pabiškai kraunas jau. Vakar viskas failus sutrikiau, kaip ir minėjau. Tai va dabar eisiu į mašiną. Nebus kosmosas, nes tiek bus stopai. Tai va, kol kas. Nu, daiktų tai čia kosmosas. Aišku, susidės valtis. Tai jau atkrenta gabals. Tai didžioji dalis gal čia susidaro kas, tai maisto ruošimosi dalykai, meškerė, su meškerė, vat realiai atrodo vien tata yra. Tai žiūrėsim, labai tingiu ruoštis, tai padarysim greitą pasiruošimą. Paimsim, va taip pa, spriktelsim ir turėtų viskas pasiruošti. O, liuks. Greit, čia pasiruošim. Ta, įsiveidinėsim, ne? Svarbu nepaleisti vienos. Tai va, šitaip viskas atrodo. Pasaka. Oras pasaka, ryte buvo belekas, o dabar yra labai gerai. Tai startuoja nuo šito tilto Žeimenos pirmojo. Po to įmėsiu lokaciją. Tai va, judam. Gražu. Nu ką, Žeimenos ir Neries santaka. Nu toks vėjukas kyla. Pirmas keletą rievų jau buvau pasiekęs. Pasaka, žinokis, chebrytė pasaka. Nuostabi ta mūsų gamta. Nu ką, debesiukai pirmieji. Tai realiai sustojau biškę. Apsidengsiu daiktus, nes greičiausiai, kad gausiu lietaus. Nu ką, antras ešeriukas, vilkiaujant. Jėga. Bandau ir
ir salatį kartais pamėtyti, bet kol kas sunkiai sekasi. Tokie šviukai kimba. All good! O kelionė esu įpusėjęs link Nemenčinės. Tai visai neblogai čia man ir klojasi. Ir salačiai gaužus neblogai. Tai paleidžiam nešim. Pirmas stopas. Nemenčinės tiltas. Puikiai eina iš tikrųjų. Realiai kiek čia turim? 11.34. Jau pasiekiau Nemenčinę. Čia aš sakau, kad labai geras rezultatas. Biškį pažvėjau, biškį pamėčiau. Stojau pavalgyti. Vėjas yra šiaip ir vėjas visada dažniausiai pučia į nugarą. Tai guminiai valčiai, peilis šitas dalykas. Tai all good, judam toliau. Žiūrėsim, kaip čia seksis. Tikslas šiandien regioninį pasiekti. Jeigu tai įvykdysi, tai čia jau bus labai geras rezultatas. Nu, žuvyčių spa. Kojas va nuvalys, pamasažuos, pavargusius labai. Prikol, sėdžiu savo. Einu pavalgyti, žiūriu lesą. Ką, užvalgiau. Lipam į savo bolidą. Varom toliau. Čia jau biškį įdomiau. Didžiausia rėva kol kas matyta. Ir šlaitai dideli. Pažiūrėkit, koks skardis. Taip. Nuo viršaus ir nulėkiai. Vau. Graži ta mūsų neris. Ir salų daug. Pievų daug. Labai gražu. Galėtų būti mažiau apstatyta. Bet džiugu, kad žmonės gali savo taip leisti. Nebedaug liko iki Vilniaus. Nebedaug. Plaukiu. Ne visi mato. Ir ten užvaltis kojas kyšo. Galvoju, what the fuck. Žiūriu, guli. Ir taip jau netyli, knarkia netyliai. Kosmosėlis. Nesu tikras, kiek čia legalu tokį pasidaryti. Tarkim. Rezidencija gal ir nebloga čia. Draugelis. Pirmas grubuonis hibrid. Neatsilaikiau, mačiau, kad pliaukščiu, galvoju, reikia paleisti. Na ką, hibridė, Vilnius. Žirmūnų tiltas. Pagaliau. Pavargau šiaip biškutį. Bet all good. Varau kapoju toliau. Dar nežinau, kiek spėsiu. Bet jau reikės po biškim planuotis, kur stot nekot. Vilniaus bokštas. Nu, pabiškį rūkstam lauk iš Vilniaus 19.26. Žiūrėsim, kiek spėsim čia nuvaryti šiandien. Duosiu ataskaitą. Namai pastatyti. Bet tik tokia prikirtau. Žirgas pabalnotas. Nu, šiandien su žirgeliu jojom. Daug jojom. Įveikta daug kame, tai nežinau, žiūrėsiu, kaip čia seksis.
Tai rytoj, nes vis tiek ir raumenukai pasivargo, tai nugara gal labiausiai, bet šiaip turėtų būti viskas gerai. Judėsim toliau.